Kas čia? Čia mes matome pirmąjį pragaro ratą. Į jį patenka mažiausiai prasikaltę žmonės. O čia antras ratas. Taip, čia yra antrasis. Šitas baisesnis. Mes čia įkišame tuos, kurie labiau prasižengia. Bet tik nepatekite į trečią ratą. Jūs išvirs aliejui. O kaip ketvirtas Šitas pragaro tavo ratas? pažįstamas? Šitą pažįstu. Jis nusidėjėlis. Tai ką, labai daug prisidirbo? Labai daug. Jis melavo. Penktajame pragaro rate labai daug ministrų smaloj verda. Au. Atsiprašau. O tamstelė, į kurį ratą labiau norėtumėt pakliūti? Au. O kas tu? Cerberis. Šuo? Taip. Aš tavęs nebijau, tu meluoji. Niekas nebijo, kol neįkrenta į katilą su verdančia smala. Au. Gal norite prisėsti? Šalia mūsų šefo, Liuciferio. Kur čia man sėstis? Čia prašom. Prašom sėstis čia, premjerė. Prašau sėstis Aš ir be kalbų. nenoriu. Prašau čia. Kas čia ginčiasi? Nebijok, Jūs sėsk. neklaužodos, nieko. Aš jūs čia pasaugosiu. Pasaugosiu. Švelnesnė bausmė laukia tų, kurie ką nors padeklamuos. Ir aš gyvenimo nuėjęs pusę kelio į tamsią girią įėjau. Ir vieškelio nėra nei ta kelio, ir vėl pradėti viską iš pradžios turiu. Ir viskas, kas maniau yra mano. Pati esmė nukrinta kaip gelmė ir stoviu nuogas. Vėl aš tarp daiktų ir pradžioje. O jūs žinote, ką aš darau su nusidėjėliais, kuriuos išverdu? Aš juos paprasčiausiai suvalgau vakarieniai. Na, bet jūs ir juokdarys. Ne, aš visą laiką kalbu rimtai. Saldutė. O kas čia toks, sudžiūvęs, apibintuotas? Čia mumija. Aišku. Labą dieną, aš esu jauna žurnalistė Ana Cvetkova, o jūs kas toks esat? Aš esu Algirdas Brazauskas, premjerministeris Lietuvos šalelės mūsų mylimos. O taip. Kaip ekskursija po pragarą? Labai gera. Ačiū.